jinai buvo tokia galinga, tokia, iš jos ėjo tiesiog tokia galia, aš jaučiau, kad aš galiu, realiai bet ką. Jeigu, tarkim, žmogus yra mąstanti, kūrybinga sąmonė ar ne, ir gyvenanti materijai, turinti galimybę kurti, jausti, matyti, judėti, liesti, apkabinti, ar ne, juoktis, mes kiek daug iš tikrųjų turim daug išaiškų. Buvo visko daug, bėgi, lėki ten, o dabar ramiai viskas. Aš galiu savo neskaityti laiškų, nes aš dabar darau kitą darbą, ne? Gali savo leisti, išlikti ramiai ir... Labas Regina, labas visiems tiems, kurie žiūrės, klausys ir matys mūsų pokalbį. Šiandieną kalbinu kolegę, bendramintę, bendražygę ir bendramąstytoją Regina. Tai labas Regina dar kartelį tau. Labas Lolita, labas visiems. Šiandieną mes vėlgi kalbėsime apie naujus dalykus, kas liečia mus, kas liečia mūsų suvokimą apie save, kaip keičia mūsų gyvenimą, bet visų pirma norėčiau, Regina, kad tu šiek tiek prisistatytum komandai, kuri žiūrės. Esu Regina Gasiūnienė. Savo gyvenime, žemiškam gyvenime esu mama, moteris, žmona, dukra, sesuo. Esu iš didelės šeimos, turiu pati 3 vaikus auginu, kai kurie užaugo, bet... Ir pagal specialybę esu elektrikė, projektuoju elektrą. Tai ne taip senai tik tai supratau, kad per elektros projektus galiu skleisti savo energiją, savo potencialą ir kūrybą. Nes kažkaip anksčiau taip ne didelę dalį gyvenimo iš tikrųjų galvojau, kad turiu labai vyrišką specialybę ir taip, kad man čia ne vieta. Nors jaučiuosi joje puikiai, bet toksai buvo jausmas, kad gal ne vieta. Ir tik tai dabar turbūt 2 metai, kai aš visiškai susitaikiau su savo savimi tokia, kokia esu ir tuo, ko esu. Tai va, o savo pažintį su subtiliu pasauliu pradėjau iš tikrųjų visiškai netikėtai. Tikrai ne pati suieškojau, mane susirado subtilus pasaulis ir atvedė. Būna dažnai, ne, kad atvedė mane pas Violetą į mokymus, kur visiškai, bet, kaip sakau, turėjau tą intuicijos jausmą, pasitikėjimą tuo, kaip eina. Kai jau supratau, kad pamačiau tuos mokymus, man šiurpai per visą kūną perėjo tik tai ir supratau, kad aš čia turiu būti. Ir viskas. Ir parašiau Violetai, nesigilinau nei apie ką tie mokslai, nieko. Realiai paklausiau, ką turiu padaryti, sakė, perskaityk pirmą sąmonės augimo ciklą, perskaičiau, viskas ir atėjau mokslus. Tai va, ir tada prasidėjo tas tikrasis mano virsmas, sakyčiau. Pirmieji metai atrodė, niks nevyksta, čia tik tai mes pamedituojam ir viskas, ir tas meditacijos tokios keistos atrodė, o po to iš tikrųjų... Pati ta meditacija, ar ne, kaip funkcija, kaip instrumentas, ar ne? Ja, nes anksčiau būdavo meditacija, tai visai poilsis, atsipalaidavimas, atsiguli, pamiegi savo, pasnaudė, skraidai kažkur tai gražiai ir viskas, o dabar yra toks visiškai kitoks. Tai va, tai, sakyčiau, po 1 metų pasijautė toksai, labai pajaučiau savo mąstymo pakitimus, savo suvokimų. O 2 metais mokymusi, kaip čia pasakyti, atsivėrė mano turbūt sąmonės kažkoks kanalas papildomas, kad pradėjau aiškiai suprasti, apie ką medituoju, kas ten vyksta. Dar iš pradžių ne visai aiškiai, bet po to su laiku vis aiškiau ir aiškiau. Tai va, tai ir dabar labai to džiaugiuosi, nes tai nėra vėl taip pat, tai ištisai kinta, visą laiką vis kitaip, vis ateina, turi vėl prisitaikyti prie visokio naujų suvokimų savo, bet tai yra labai įdomu ir labai traukia, kuo toliau, tuo giliau. Bet Regina, dabar aš kada sužinojau, nes aš irgi nežinojau, kuom tu gyvenime veiki, kaip sakant, aš matydavau tavo tik tą subtilėje dalį, tavo mąstymus, tavo įžvalgas, apmąstymus, patirtis.
Bet aš tai pagalvoju visai į temą tas tavo energijos čia, subtilios energijos čia, kaip sakant, labai aiškios energijos. Ir kiekvienos energijos yra būtinos žmogui. Be nei vienos energijos žmogus neišgyventų. Šiandien neišgyventume be elektros. Netgi dabar daug kas sako, kad sako, kaip tu dabar, be fizikos žinių, tai kažkaip niekaip, nieko nesupranti, kas vyksta. Niekaip, iš tikrųjų, ar ne? Labai gražiai susėda. Tik tai, kada turbūt dirbi su žmogum arba kalbi su žmogum, reikia prisiminti, su kokiom energijom, kada, kad, žinai, nepaaiškintum, projektą nenubražytum, kanalų sąmonės ir kaip jie į šviesos diodų nereikia. Bet iš tikrųjų, kaip sakyt, į subtilų pasaulį, į elektros projektus įnešti sunkiau. Bet elektrą įnešti į subtilų pasaulį yra iš tikrųjų daug lengviau. Tikrai taip. Aha. Žiūrėk, Regina, aš irgi, žinai, kas kartą vis pagalvoju ir mes dažnai daug kas, tu irgi turi ir savo Facebook'o grupikį, ar ne, kur turi savo komandą, su kuria gali jau, kaip sakant, ir atviriau pakalbėti ir eiti tas gilias vizijas ir matymus ir meditacijas ir atrasti kai ką naujo. Ir aš irgi, kadangi irgi ir tas žinutės kažkokias užrašau ir pasidalinu ir kalbam ar ne. Ir visada toks kartais būna, sakau visada ir paskui kartais, tai kartais būna, ne visada, bet kartais būna, kad susimastau. Žmogus iš tiesųgi nuolat yra kintantis. Jisai, auga, kinta ir paprastas eilinis žmogus, kuris galbūt nepasitelkia subtilaus pasaulio žinių, jis irgi kinta, ar ne? Tai jis, kaip sakant, auga, pabaigia mokyklą, įstoja į aukštąją arba neįstoja, bet kuriuo atveju kiekvienas žmogaus gyvenimo tam tikras etapas sudaro sąlygą žmogui keistis, ar ne? Bet mes šiandieną labai daug kalbame apie naujumą, apie ateinančias naujas žmogaus galimybės, apie tai, kas yra kažkas visiškai kitokio. Na, žinoma, mes jau kalbam ir apie tai, kad į gyvenimą įeina į subtilus pasaulis. Bet ir pirminiam sąmonės augimo cikle į subtilus pasaulis jau įeina ties 4 dimensija, ar ne? Jau 4, 5 ir aukščiau jau ten, kaip be būtų neatsiejamas. Kaip tu, Regina, suvoki tą naujumą? Ar tau jaučiasi viduje? Na, aišku, mes turime teoriją, kada žinom, kada kuriasi nauja sąmonės struktūra, naujos iš vis savybės, bet tarkim, be šito to savo vidinių pajūtų, kaip tu suvoki tą tokį naujumą? Ar jis yra toks tau viduje jaučiasi, kad jis iš tikrųjų yra kažkuom kitoks, negu anksčiau galbūt augom, evoliucionavom? Ar tau jaučiasi? Ir kaip tu supranti pati tą naujumą, apie kurį mes daug kalbame? Taip, iš tikrųjų naujumą labai geras klausimas ir tau beklausant, aš pagalvojau, kad realiai turbūt mes nelabai galim net atskirti, ar čia tas naujumas, ar čia kitas naujumas. Tiesiog. Ar čia tas senesnis naujumas, nes irgi, ne, jeigu irgi su ateities energijom, ar ne, ir ta likimo linija jį vis tiek veda į ateitį, ar ne, bet mes dar to nepatyrė, ne? Tai dabar jeigu vėl patyrėm, reiškia, tai yra naujumas. Tai va, bet iš tikrųjų, sakyčiau, tas mūsų naujumas subtiliam pasaulyje, taip, paimkim gal. Apie tai, ką kalbam. Apie tai, ką kalbam. Žmogus gal irgi labiau atskirti. Jo, jisai pas mane gyvenime pasireiškia tokia vidinė ramybė. Vidinė ramybė, vidinė netgi išmintim, sakyčiau. Niekad negalvojau, kad aš galiu būti tokia rami ir išmintinga. Iš tikrųjų pati savo galvoju, kad aš stebiuosi savimi, kaip aš galiu ramiai reaguoti į situacijas, nepulti kažkokio tai labai ginčytis, aiškinti, įrodinėti savo tiesų. Jau žinau, kada geriau patylėti, kada galiu pasakyti ir kai reikia pasakyti, aš galiu pasakyti, ko anksčiau nelabai galėjau. Tai tikrai atsirado drąsa, atsirado kažkoksai, vidinis tas žinojimas ir vidinė, realiai tai yra vidinė būsena, pagrinde. Pagrinde taip, vidinė būsena, kuri leidžia man, tarkim, nudirbti daug darbų, padaryti daug dalykų, vienu metu komunikuoti su daug žmonių, tas daugiamatiškumas, daugiaplaniškumas labai pasireiškia mano gyvenime.
Ir aš vakare einu miegoti ir aš nepavargus, aš visai puikiai jaučiuosi, nes aš, turbūt aš taip jaučiu, kad man atrodo, kad tas subtilus pasaulis, ne aš pakilau jį, bet jisai nusileido pas mane. Vat man toksai jausmas. Ir tada, iš tikrųjų, dar apie tą daugiaplaniškumą labai įdomi viena situacija buvo praeitą savaitę, kai labai aiškiai pajaučiau, kad vienu metu gali vykti keli, kaip pasakyti, kelios gyvenimo linijos, keli variantai iš karto. Žinau, kad vakare nuėjome miegoti su vyru, jau gulim lovą ir aš taip guliu, apsikabinus vyro ranką ir jaučiu, kaip ant manęs leidžiasi toksai tokie kažkokie kaip šydas, tokie kaip blizgučiai, kaip snaigutės galvojam, melodija skamba ir aš tokiam, kaip vos net transo būsenai tokiai. Ir po to protas, pala, kas čia vyksta? Nes faktas tai yra tas, kad tiesiog mes ruošiamės miegoti. Vat guliu lovą ir viskas, ir ruošiuosi miegoti, bet aš nemiegojau. Bet tas aiškiai pajaučiau 2 sluoksnius, 2 realybės, kaip vienam ir kaip kitam. Tai va tas toksai, kaip sakau, šiek tiek pakylėtas jausmas, jisai lydi per visą dieną ir jisai suteikia vidinės tos laisvės daryti, ką nori, pasitikėti gyvenimu, taip kaip vyksta, taip ir vyksta. Ir visame kame matyti tą gerąją pusę. Aišku, visą laiką buvau optimistė, kaip man jūs sakydavau, tai Regina, tai su rožinė sakiniai, bet taip tiesiog daug paprasčiau gyventi, daug lengviau negu prisigalvojus visokių kažkokių tai nebūtų problemų, ne? Tai va, tai ta būsena tokia, tikrai aš įsivaizduoju, kad tai yra naujumo būsena, kur mes kalbam, kad gyvenimas gali būti tik tai gražus, nebūtinai jame turi būti ten visų tų blogų. Kaip sakant, kita pusė, ar ne? Nebūtinai turiu, taip, ir aš suprantu, kad tikrai mes į tai einam ir kad po truputėlį, aišku, nežinia, kada visa žemė iki to pakils, bet tikrai tikiu, kad tai yra tas tikrasis gyvenimas, kokį mes turėtume gyventi, kad ta gera būsena yra norma, normalu. Natūralu. Tai yra natūralu, kad neturi būti, jeigu dabar man gerai, tai po to bus blogai. Ne, tai yra nuolatinis procesas. Taip, būna visokių, aišku, ten situacijų, kurių irgi reikia, nėra, kad tik tai čia nieko nedarau, dabar sėdžiu visą laimingą ir viskas. Kaip tik labai daug visko darau, bet viskas puikiai vyksta. Ir tas visas situacijas išsisprendi taip lengvai, atrodo paprastai. Būna kartais, kad tų tokių liūdnesnių, kaip sakau, dienų, bet jos trunka pusdienį maks. Tapsi, kad ir tikrai neįkrenti jokius ten mažesnius, sunkesnius dalykus, ilgam jau nebeįkrenti, tikrai viskas jau tas praėjęs. Taip, tai iš esmės, Regina, suprantu iš tavęs, kad tau tas naujumas tai yra absoliučiai ta nauja žmogaus gyvenimo būtis, būsena, egzistavimas tas toks, ar ne, kaip iš tikrųjų mes dažnai laviruojam, ar ne, tarp tos tam tų polių, ar ne, tam tikrų kraštutinumų. Visada kūrėjas ir sakydavo ir mokytojai, kad siekite harmonijos, tai turbūt ta harmonija ir yra va ta būsena, kada, ar ne, tu esi ramybėje, tu esi pasitikėjime tokiam. Nors, aišku, kaip ir sakai, gyvenime visokių situacijų dar pasitaiko ir pasitaikys greičiausiai dar kurį laiką, bet per situacijas mes ir įnešam tą savo ramybės būseną, ar ne? Jeigu gyvenime niekas nevyksta, tai nieko ir neįneši. Nes niekas nevyksta, ar ne? Jeigu tu išeini į veikimą, į situacijas ir tose galbūt nemaloniose situacijose įneši tą ramybę, viskas. Tai yra tampa faktu jau tame matricos taške, toj situacijai 1 žmogus, 2 žmonės, 3, 100 tūkstantis. Panašioje situacijoje pajaučia ramybę, vadinasi, jau tai išsitransformuoja ir gaunasi, kaip tu sakai, savaime suprantamas reikalas, kad šitoj situacijoje žmogus gali pasielgti labai ramiai, ar ne? Ir jeigu mes iš tikrųjų nevyktų niekas, tai greičiausiai mes tada nieko ir nenuveikiam, ar ne? Tada tas gyvenimas ir nelabai keičiasi. Nors, aišku, turbūt ir tavo gyvenime buvo tie etapai, kada, pas mane buvo, tu patvirtink arba paneik, ar pas tave buvo, ar ne, kad tam tikras momentas tarsi buvo tam tikras atsitraukimas, tam tikras tarsi lyg ir vyksta, bet taip nėra aktyvu, kaip tu sakai šiandien, kad tai yra daugiamatiškumas ir veiklos daug ir viso ko daug.
Ar buvo pas tave gyvenime tas toks tam tikras atsitraukimas, tas toks lyg užsidarimas, žinai, kad aš dabar turiu pabūti su savim, kad prasigryninti, kas aš esu? Taip, tas tylos etapas vadinamas, tikrai buvo taip. Aš anksčiau labai aktyvi visą gyvenimą buvau visur, mes daug svečių, draugų, vakarėlių, visko, veiklos, kelionių, visko. O po to, kai pradėjau iš tikrųjų, bet kaip sakau, eiti į save, tai buvo toks jausmas, kad iš to nenoriu net niekur iš namų eiti. Net nesinori. Namie ir su savimi man nereikia nieko jokių, tikrai buvo tas etapas. Ir dabar yra labai gera namie, bet aš jau galiu eiti ir visur į aplinką, jau man gerai. Ir ten, dabar jau tas, kaip sakau, grįžau į tą harmoniją visą. Bet tikrai buvo tas etapas, kai ir netgi šituo etapu, kai jau aš galiu eiti kaip sakyt, galiu eiti į visą aplinką, jo vis tiek būna tų tokių etapų, kai tiesiog toks kad nusinulini. Tai sustoja viskas, jo sustoja visos energijos, sustoja visi pajautimai ir, nežinau, tiesiog toksai nusinulinimo etapas. Lyg tai, kaip sakau, pritupimas prieš naują šuolį, va taip. Jo, teisingai, reikia pritupti, jeigu nori aukštai šokti. Taip. Tai labai pajaučiu, pradžioje toksai buvo pritupimas prieš naują šuolį, tikrai. Labai gražiai įvardinai. Aha, gerai. Tada mes dažnai kalbame irgi apie, tarkim, aš savęs suvokimą, aš gal irgi daug kalbu. Tai iš tikrųjų ta tema man yra irgi be galo įdomi. Ir prieš keletą dienų, kada toliau tiesiog būties projektinį darbą rašyti, aš susimąsčiau, tai koks tas aš arba koks tas, kaip sakai, nusinulinimo taškas, kada iš tikrųjų nėra ten tarsi nieko, bet viso ko daug, ar ne, nes, kaip sakai, pritupėm, kad sužinot, susivokti ir susistabilizuoti. Ir aš mąsčiau, kas tas yra aš. Nenorėjau apriboti nei sąmonės lygmens, nei dar kažko. Supratau, aišku, mes dažnai kalbam apie tą ašį. Tai kas tau yra tas aš? Kaip tu jauti savy? Ne ta aš Regina, kuri jau turi tam tikrą veikimo kryptį, jau, kaip sakant, fizinę formą, bet tas subtilioji tavo dalis, kurią tu gali pavadinti tuo subtiliuoju aš. Ar tu? Tai vis kinta irgi. Iš tikrųjų, tai kinta. Kitaip ir būt negali. Ir žinau, kad jeigu taip etapais, man tai iš pradžių aplamai, save įsivaizdavau turbūt kaip tiesiog kažkokia šviesos būtybė, va taip jaučiau. Bet tai jausdavau labiau gal galvoje turbūt. Man toks, kad, jausdavau save. Toks fizinis pojūtis, ar ne? Fizinis pojūtis galvoje. Kaip sakydavo, susitelkėm į širdį, man nepavykdavo. Tikrai, aš nejausdavau to širdies. Po to etapas atėjo, kai aš pradėjau telktis į širdį ir aš toks, kad atvėriau tą širdį ir tada labai aiškiai pajaučiau, kaip susijungė mano širdis su mano galva. Ir jausdavau tokį fiziniam kūne, tai jausdavau tokį, kaip šviesos kanalą ir nuo galvos iki širdies. Subtiliam lygmenim jaučiau kartais save kaip debesį, kaip debesį, kartais jaučiu kaip ašį, kartais jaučiu kaip ant ašies pamautą burbulą, toksai. Dar jaučiu save kaip tas debesis, tai manau, kad tai yra mano kažkokia tai sąmonė. Net kažkokia, iš tikrųjų žinau, kuri ten ta mano sąmonė. Bet tai buvo truputėlį anksčiau, kaip jaučiau save kaip debesį. Ganėtinai dažnai jausdavau save kaip tokį sąmonę savo kaip debesį. Ir įsivaizdavau, kad tai, nežinau, ar tai visa aš, tai mano dalis galbūt. Save visą pajausti yra, vienu kartu, sakyčiau, turbūt neįmanoma. Man taip atrodo, nes mes turim tiek savo tų dalių, bet turbūt jaučiu labiausiai save kaip kažkokį tai, galvoju, su kuo čia sulyginti, su kažkokiu žemišku žodžiu, sunku atrasti. Gal kartais jaučiu save kaip branduolį, kaip atomą tokį gal. Kaip atomą, taip, tokį kaip branduolį. Iš tikrųjų, šitą vietą, atsimenu, atradau
po vienos knygos perskaitimo taip žinau, kad jau gilyn ir pajutau tą savo tikrą branduolį. Jie širdyje pajutau. Tai vat jaučiu kaip tą branduolį. Ir atrodo, kad su tuo branduoliu aš galiu keliauti po visą, nežinau, po visą kosmosą, po visą visatą ir už visatą, kur tik noriu, ne? Tai va, tai turbūt, kad vis dėlto aš esu tas branduolys viduje, o dar ten tos sąmonės. Paskui jau ten visokios tos formos, ar ne, kurias iš tikrųjų. Aišku, viskas čia yra tvarko ir kad žmonės, kurie klausys, kad taip mes save suvokiam įvairiom formom. Ir kad lengviau atpažinti, vat kaip Regina, debesėlis ar ne, arba ten dar kažkas. Aš esu vieną kartą turėjus tokią, dabar prisiminiau, irgi savęs suvokimo formą, tarsi pajautusi save kaip drebutį. Visais drebantis, bet jisai neturėjo nei mąstymo jėgos, nei jausminės jėgos. Ir aš supratau, kad man ten buvo toks pažinimas, kad yra visokių formų. Jeigu, tarkim, žmogus yra mąstanti, kūrybinga sąmonė ar ne, ir gyvenanti materijai, turinti galimybę kurti, jausti, matyti, judėti, liesti, apkabinti ar ne, juoktis. Mes kiek daug iš tikrųjų turim daug išraiškų, nekalbant jau apie dar subtiliuosius instrumentus, kurie ateina ar ne, ir dar tie subtiliai pojūčiai, apie kurios tu ir kalbi. Bet kitos mūsų formos gali turėti, tarkim, ar ne, visai kitokias tas mūsų savybės, tai vėlgi yra įdomu ir iš tikrųjų labai yra smagu savo įsivardinti ir nebijoti įsivardinti. Oi, kas čia sakys, tai čia, kaip tu gali būti tuo, ar ne, tarkim, tai visiškai yra ne debesėlis Regina, o tiesiog sąmonė pajausta toje formoje. Ir kaip sakiau, grįžtu prie to, kad yra labai svarbu užfiksuoti ir įsivardinti savo, kad tu žinot, kaip ir tu sakai, kad aš žinau, kas ten per sąmonę, žinau aiškiai, ką jie gali, ne viską gali, nes iš viso aplamai turbūt, kada žmogus pradeda eiti į subtilų pasaulį arba tiesiog į save, pamiršti reikia. Viskas nieko, tuos visus kraštutinumus aplamai reikia pamiršti, nes visi tie dalykai neegzistuoja, kaip ir berbiškumas, jis neturi ribų, kaip ir sako, jis gyvena tam amžinybės laiką, jau nuolat moko apie tai, kad nebėra šitų ribų, tu esi tik čia ir dabar, ir kaip tu save suvoki, tai yra tas momentas, ta tiesa, tu esi tuom, ką tu suvoki tą akimirką. Kita akimirka, kaip ir sakai, suvoki kaip branduolį ir vėl ar ne kažkaip tai kinta tas suvokimas. Bet smagu tame, kada tu atrandi tą savo dalį kažkokią ar ne, tu gali ją pažinti. Tu gali ją pažinti, užfiksuoti. Galbūt, Regina, tu atsimeni, ar gal žinai, tavo, grįžtam prie to aspekto debesėlis, kadangi jis labiausiai išsireiškia šioje erdvėje, kokias savybės ar kokiu pojūtį esi pažinus, arba gal net esi atpažinus, kada veikia tas debesėlis per tave, ta sąmonės dalis galbūt čia taip. Ar esi? Ta mano sąmonė ten buvo mano kosminė sąmonė. Jinai buvo tokia galinga, tokia, iš jos ėjo tiesiog tokia galia, aš jaučiau, kad aš galiu, realiai bet ką. Tikrai bet ką, ir tai buvo, tas debesis buvo gerokai aukščiau negu mūsų visa visata. Tai kažkur tai ten, nežinau, toje erdvėje, bet iš jo, ką pagrindė jaučiau, tai galią. Galią pačią kūną. Galią, taip. Pavyko kažkur tą galią, vadinkim, savo gyvenimą užfiksuoti materijoje, ar rašant, ar susitelkiant, o galbūt aiškiai pajutai kokio gyvenimišką situacijai, ar nelabai? Aš sakyčiau, man ta galia pasireiškia per mano drąsą. Man taip atrodo. Per drąsą, ne? Taip, per drąsą. Bet kad ir dabar eiti į pokalbį, aš anksčiau, dar kaip nebuvau susipažinti su subtiliu pasauliu, man būdavo negaliu kalbėti, nes man užima gerklę ir guzas stovi ir aš negaliu nei žodžių pratarti. O dabar paprasčiausiai tiesiog einu ir nei kažkokio specialaus ruošimuose, nei kažkokio, tiesiog einu į pokalbį, ne? Lygiai taip pat einu į vesti meditaciją, lygiai taip pat einu tarkim, rašyti kažkokį tai tekstą, be jokio nusiteikimo, be jokio lūkesčio savo, be jokio kažkokio tai rėmo įspausto.
Tai va ta mano ir kartais pajaučiu tiesiog va tą vidinę galią, kad aš galiu padaryti bet ką. Tikrai, tai va čia turbūt sakyčiau, jinai tokia labai, kaip sakau, turbūt labai plona srovelė įeina į mane, nes jeigu visas tas, tai atrodo, kad Taip. taip, tas yra toksai žinojimas, kad aš galiu bet ką, tai vat ir yra tas turbūt mano tos sąmonės pasireiškimas manyje. Mhm. Ar nebuvo nedrąsu priimti tą galią? Buvo toksai, sakyčiau, ar buvo toksai jausmas, labai įdomus jausmas buvo, kad ar aš nepaminsiu vat, kažko tai kitų, ar aš nenunešiu viso. Jausi ar ne, nepažeisi kažko. Mhm. Taip, vat buvo tas jausmas toksai tikrai. Esi patyrusi, nežinai, apie ką kalbame. Tai dažniausiai yra paradoksas tame, kad labiausiai ir pergyveni. Lyg atrodo, sieki potencialo, galios, žinių, bet jų išsigąsti, nes tu pajauti, kad galbūt kažką pažeisi, sužeisi, įžeisi, pasakydamas kažkokią tiesą. Bet vėl kita vertus, tu vėl to sieki ir gaunasi kartais žmogus toks ir įsikalina tarp tų dviejų dalykų, lyg siekia, bet tuo pačiu ir to bijo. Bet tai labai, labai. Labai yra tokia, tada žmogui yra be galo sudėtinga, jo širdutė nori žinių, išmintis skleidžia, kuris duoda tiesą, o čia ir pabijom, ir čia pabijom. Ir kaip Regina sakai, kad ir ta gerklytė, tai irgi tai yra procesai, tai yra, jie praeina. Nu, vat tą norėjau pasakyti, kad, vat, žiūrėkit, Regina kalba ir niekas nebeužčiaups. Tai vat, nes man irgi ir po tiesioginių transliacijų, ir prieš, iš tikrųjų visi tie tokie tos pasekmes fizinės, kada tu pats braunės per savo su tuos apribojimus, iš tikrųjų jie yra, bet jie praeina ir jie pasikeičia. Bet grįžtant prie tos tavo galios, kada tu sakai tą baimę ir aš, kurią irgi tikrai pajaučiau, tai aš savo kosminę sąmonę dabar prisiminiau, nes aš buvau iš tikrųjų pamiršus, kai kalbime ir prisimenam, irgi buvau pajautus kaip debesi, bet žinai, ta tokia, kur audra artėja, tokia visa apniukusi ir su tokiais žaibais. Ir aš atsimenu, net sapnavau sapną, kaip tie žaibai, ta kosminė sąmonės galia, jinai ateina. Ir iš tikrųjų, bet tą baimę suvokia mūsų žemiškas protas, mūsų senoji versija, arba tas ankstesnis, kuris to nepažino. Todėl vėlgi yra labai gerai savo pasakyti, nu gerai, ta galia galbūt šiandieną ir didesnė už mane. Ir aišku, kad jie didesnė, ar ne? Ir man reikės laiko prie to susitaikyti, prisitaikyti, ar ne, vadinkim, gebėti. Kamgi tam matas, tas aš tada ateina toks. Taip, tas ir ateina tas, vat, kaip tau atėjo per savybę drąsą, kitam galbūt per savybę pasitikėjimą, kitam per savybę galbūt priėmimą, ar ne visako. Nes ta galia, jinai ateina iškart su kažkuom, per ką tai galės ateiti. Ir tuo pačiu ateina ir su saugikliu, kurį mes žinome, kuris sako tyrumas. Yra didžiausias saugiklis tyrumas. Ir va šitoj baimiai, kad aš irgi pajaučiau tą galę, aš sakau savo, nu palauk, ne aš šitą pasaulį sukūriau, ne aš jį galiu sunaikinti. Vadinasi, ir vėl, kad ir kokia didžiulė galia ateis, aš niekam negaliu pakenkti, nes aš to paprasčiausiai nesiekiu. O jeigu tu viduj savo pasakai, kad aš to nesiekiu, vadinasi, to ir nepadarysi. Ir nesusikurs tos sąlygos, kada tu tiesiog sustabdys, kažkur patrauks, kad tu permastytum ir permastai. Ir kažkur lyg kažką galbūt nori pasakyti, bet žiūrėk, nebeišeina, nes tas tyrumo saugiklis, jis nesudaro sąlygų tam skleisis. O iki to tyrumo vėlgi mes, kaip ir prie tos galios prisiderinam, prie to tyrumo taip pat prisiderinam, ar ne, su savo savybėm, elgsena, permastymu, ar ne, ką reikėtų daryti ir panašiai. No, todėl kas kart savo priminkim, nesam tokie galingi kaip kūrėjas, nes kuriame jo visatą. Tai čia toks žemiškas, paprastas, net gal ir toks buitiškas pasakymas savo, kad tu nurimk, nes vis dėlto kūrėjas kuria tas sąlygas mums taip išskleisti. Sakai per tokią drąsą, per tokią galią. O kaip tau ta galia pakeitė požiūrį į save?
Ar pakeitė visų pirma tą tokį, kaip, nu, tu sakai, kad gali daugiau daryti, o kaip save matai tame? Iš tikrųjų, vat kaip tu sakei prieš tai, kad dar per pasitikėjimą, tai tikrai taip, dar ir pasitikėjimas šalia. Mhm. Tikrai taip, nes bet tas pasitikėjimas toksai, jisai toks, nu, jisai pilnas, jisai ramus. Tau nereikia niekam nieko įrodyti, tau nereikia niekam nieko per daug čia pasakoti, kad tavim patikėtų. Tiesiog viduje yra ir dabar toks jausmas, kad jaučiu va taip save ir už savęs, už manęs yra tokia, nu toks, nežinau, Palaikymas. Palaikymas, bet Užnugaris, žinai, toks, jeigu taip pasakyti. bet toks, kad tai yra irgi aš. Va tas mano užnugaris yra irgi aš. Manau, kažkokios kitos dalis, kurios, nu, tiesiog neleis man nei kažkur tai per daug nukrypti, nei man kažkur tai per daug kažko pridaryti nesąmonių, kažkokių tai savo tą per daug gali išreikšti. Ne? Ir kaip tu sakai, labai gerai, vienu metu labai svarsčiau, kur ta riba tarp, jeigu taip imkim, puikybės ir kuklumo, ne? Arba kur puikybė, o kur pasidalinimas, o kur jau čia, o kur... Tai irgi, vat, kaip ir su ta galia turbūt, tai yra labai, labai tas riba tokia labai slidi. Ir jeigu, kaip sakai, eini per tyrumą, tada turbūt, nu, tiesiog viskas lyg savaime einasi. Sunku tai žodžiais apsakyti, bet tas Taip. jausmas vidinis toksai, nu, tiesiog, bet ramu, gera, pilna ir nereikia nieko įrodyti. Mhm. Ir su tom viskas yra gerai. Nes vakar, kodėl sakau gerai, nes vakar irgi turėjau tokį ir pokalbį, tai paskaitą turėjau, ką, ne pokalbį, paskaitą turėjau. Ir tenai irgi, ir pati saviai, nu, nes kadangi vis tiek tu kartais pasitelki savo patirtį ir aš ką pajutau, kada pajutau va tą gėrį, kuris tą ramią būseną, ramią būseną, tą tokia, kad viskas gerai, viskas labai gerai ir ta diena tokia labai kūrybinga buvo, va tas toks iš tikrųjų ta būsena, tokia ta, kuri turi būti kiekvieno žmogaus gyvensenoj. Ta tikroji. Ir aš nugyvenau tą tikrai žmogaus gyvenimą tą dieną ir vakare, žinai, matyti atėjo tas kitas žmogus, kuris nenori gyventi to gyvenimą. Ir sako, nu, ta mano dalis sako, o tai dabar bus blogai, nes tu čia nugyvenai gerai, vat ką mes ir biški kalbėjom, ar ne, kad dabar tai jau bus blogai. Ir pajaučiau, kaip ta vidinė būsena viduj tarsi taip susispaudė, žinai, va tas visas gėris tarsi susispaudė ir aš jį noriu saugoti, nes nu, dabar viskas, dabar atims tą gėrį iš manęs kažką. Bet kaip tu sakai, tas pasitikėjimas pilnas, tai tas gėris pilnas, drąsa pilna ir tau nereikia su tuo nieko daryti, nes kartais mes pajaučiam tą gėrį savį, pajaučiam tą drąsą, galę ir taip pat skubam atiduoti. Nu, va čia jau reikia iškart ištaškyti, vadinkim, ar ne, tą energiją, nes jau kažkaip čia bus nebepatogu, nes čia kaip ir, kaip sakant, nesąžininga gal savo turėti. Ir gerai man viskas, ar ne? Kaip ir čia gerai, žinai, viskas. Nu, iš tikrųjų su tom viskas gerai ir su ta pilnatve ir su ta gausa to gėrio, viskas yra gerai ir tiesiog su tuom gyventi ir būti tame irgi yra labai reikalinga. Šiek tiek grįžtu prie tos, vėlgi tavo galios, matytinai čia labai nori, va žiūrėk, matai, galėjau. Mane šiek tiek buvo, prie tos galios, drąsos su pasitikėjimu ir tyrumu. Ir į tą kasdienybę, ar ne? Nu, vat, vis dėlto vis tiek pirmą apsiprantame, kaip bebūtų toj kasdienybei. Todėl vėlgi dar grįžtu ir prie to, kad mes pajautam tą gali ir norime skleisti ir toj pat lėkime galbūt į viešumą, į didžiausios projektų kūrybą, ar ne? Į, kaip sakant, tiesos jau ten to vėliavos nešimą, nes pas mane visą tai tikrai buvo. Tai aš galiu drąsiai sakyti, kad tai yra ir tikiu, kad pas kitus, vat mes kiek bendraujam, irgi tas momentas ateina. Kad pirmą visą tai reikia įtvirtinti savo kasdienybei, pasižiūrėti, kaip tas santykis su vyru, kaip su vaikais, ar ne, kad ir praaugę, ar ne, Regina pas savo vaikučiai, bet vis tiek santykis yra. Ir tenai visos tos drąsos iš pradžių pradeda sklisti. Ir tai yra puiku, nes toje erdvėje mes
pratinamės, mes praktikuojame. Tai yra pati saugiausia, kaip man įsirašė erdvė, kurioje tu gali ir klysti, ir kažką ten, žinai, kaip sakant, ne visai galbūt teisingai pasielgti, bet nei ten įsižeis galbūt tas artimas žmogus, nei labai kažkaip priims asmeniškai. Kaip tau kito ta kasdienybė būtent, kada tu pajutai tą galią? Na, aš vis tiek prikabinsiu šitą tavo aspektą. Sakyčiau, taip, yra tas, kur iš pradžių yra noris eiti visiems sakyti, ką jau čia dabar aš žinau ir toksai tikrai buvo tas etapas. Jo, bet tai, sakyčiau, tada dar nebuvo, dar tada nejaučiau tos ramybės ir išminties. Tada dar reikėjo, kaip sakau, kažką įrodinėti, pasakoti, įtraukinėti kitus. Taip, ir dabar labai norisi dalintis, bet tai yra visiškai kitaip. Visiškai, tiesiog, tai yra per kažkokį tai ramybę, pasitikėjimą, per tą išmintį. Ir visiškai kitaip. Ir nebėra tos būtinybės eiti būtinai įrodyti, pasakyti ir kad, kaip sakau, atversti savo artimą ar kažką tai, ne? Atversti. Taip. Gerai. Būtinti, kad kelkis jau ir matyk, kas čia darosi. O žmogus jau senai atsikėlęs. Kartais netgi kitaip būna. Tai tikrai, tas etapas buvo, bet jisai, jau dabar vėl jisai visiškai kitoks. Tai su šeima iš tikrųjų, mano vyras yra visiškai žemiškas žmogus ir jisai nelabai supranta, ką aš darau ir kaip aš čia darau, bet aš sakau, jisai matyt, jo sąmonė vis tiek yra ganėtinai, kaip čia pasakyti, užaugus, subrendusi, gal pratęsti kultūruose, nes iš pat pradžių, kai aš pradėjau tik tai eiti šituo keliu, tai sakyčiau, bet tuos 5 metus, kaip aš pradėjau aplamai eiti sąmoningumo keliu, tai mūsų santykiai su vyru vis po truputį, bet blogėjo. Tolo ir blogėjo, nes jam nelabai patiko tai, ką aš darau, jisai nesupranta ir jam šitie dalykai kelia paniką, toks jausmas buvo. Toks pasipriešinimas, tas dažnai taip patinka. Taip, ir tikrai, ir net ne tik su vyru, bet ir su sesė mano artimiausia, irgi buvo tas toks laikas. Bet po to, sakyčiau, su sesė jau turbūt prieš metus daugiau įvyko perversmas, kaip sakau, mano sesė atsibudo mūsų gimtadienio rytą, sakė, aš subrendau. Tai iš tikrųjų taip ir atsitiko, pradėjo, kaip sakau, irgi kitaip mąstyti. O su vyru mano buvo, aš supratau, kad aš savyje vis dar kėliau jam kažkokį tai lūkestį. Nieko gal jam nesakydavau, bet savyje viduje aš vis kėliau jam lūkestį. Ir kai aš tą suvokiau, kai aš tą perverčiau savyje, mūsų santykiai, atrodo, nieko neatsitiko, bet iš karto visiškai pasikeitė. Ir dabar jau, kaip sakau, geras pusmetis daugiau mes gyvenam visiškai kitokį gyvenimą, kur nebėra įtampos, nebėra to kažkokio, vis tiek, kaip sakau, jauti tą savo artimą žmogų. Viens į kitą dabar toks bendras, ar ne, toks bendrystės. Negali sakyti, kad jisai tikrai nepradėjo eiti šitų kelių, jisai toliau gyvena savo žemišką gyvenimą, bet jisai leidžia man būti taip, kaip aš būnu. Gal priprato, nežinau, tiesiog, bet kažkoks atsitiko, bet tai atsitiko, kai aš savyje pakeičiau, visiškai. Tai tu pradėjai leisti jam būti tokiu, kokius nori būti. Taip. Turbūt, kad taip. Bet, kaip sakau, tas pradėti leisti, man atrodo, kad aš prieš tai leidau. Tiesiog nesuvoki to. Bet kai atsitinka tas suvokimas, atrodo visas vidus persiverčia ir tada visa išorė irgi staiga ima ir persiverčia. Žodžiu, įvyksta stebuklas. Taip, paimkime, visiškai kitaip aperčiantis gyvenimą. Jo, įvyksta stebuklas, bet be tavo pastangų, be tavo pokyčių jis nebūtų įvykęs. Ir be subtiliųjų mokytojų pagalbos, ar ne? Todėl, kaip ir sakom, iš tikrųjų žmogus gali daug dalykų pats, bet vis dėlto tas pokytis, tas subtilaus pasaulio įsikišimas, įnešimas tų vibracijų, pokyčių, situacijų, dar kažkokių tų suvokimų, ateina laikas ir suvokia. Todėl irgi šiandieną, o kadangi mes visada būnam tose etapuose, kai kažko nesuvokiam ar ne, nes vėlgi
visko neįmanoma suvokti, vėl Kuo grįžtu daugiau prie suvoki, tuo daugiau nebuvimo. suvoki. Negali suvokti, tai vėlgi yra, mes esame ir laike, ir erdvėje, kada ateina tas momentas. Gal tu atsimeni kokį ryškiausią įvykį savo kasdienybėje, tokį paprastą, gal buitišką netgi, kada tu pasijauti, nors vieną tu jau ir įvardinai, kada tu aiškiai tą daugiamatiškumą pasijautai, bet kad save taip užfiksavai, galbūt tokia kitokia, nežinau, aš tarsi jaučiu tą situaciją, bet gal tu pajausi taip pat, aš nežinau kaip įvardinti. Ta save tokia visiškai kitokia, kasdienybėj. Dabar taip neatsimenu greitai kažkokios. Tas elgesys, žinai, kartais būna, kada būsena, taip, jinai pakylėta, taip, bet kada, nesigauna, pavyzdžiui, arba galbūt visuomeniniam gyvenime aš pasidalinsiu vieną patirtim, kada buvo be galo keista, nes mes kalbame šiandieną su Regina apie tai, kad vidinė būsena, jinai iš tikrųjų yra kitokia, jinai yra ta pakylėta būsena, yra normaliai gyvenimo variantai, bet taip pat visuomeninėme išorinėme gyvenime mes turime dar daug klišių, daug etiketo taisyklių. Pavyzdžiui, man prieš metus laiko, kada mes nusipirkom Budos statulėlę, čia visiškai neturi su ta statulėlė atrodo nieko bendro, bet aš tiesiog ėjau pro šalį ir aš išgirdau, kaip mane kalbina ir aš priėjau ir pasižymėjau. Ir mano numeris 1 buvo žmonėms sakyk tu. Aš visada buvau taip išauklėta, bet taip normaliai išauklėta, kad visiems sakydavau jūs, kaip užsukta. Ir aš buvau vienose irgi, dar besimokant prigimtinės tiesos pažinimo mokykloje, buvau tokiuose mokymuose, kur tai tapo problema, nes aš visiems jūs, sako tu, sakyk, nesigauna. Ir aš nesupratau, kas čia vyksta, žinai, kaip. Taigi yra taip privaloma daryti. Ir paskui mano vaikas grįžęs iš darželio, taip pat savo auklėtoją vadina vardu. Kas vėl buvo, wow, kaip čia, tai čia jūs, taigi čia yra mokytojas, tai čia yra kažkoks, vadinkim dalykas, kurį tu tikrai turi vadinti jūs. Tokie, ir aišku, bendradarbiaujant su Violeta, vėlgi tas pats buvo jūs, kol vieną kartą, kaip gavau iš Budos tą tokią vadink tu, neišdrįsau dar, žinai. Bet kada dirbant su Violeta, jos sąmonė, klausyk, sako, jeigu tu dar kartą pavadinsi mane jūs, sako, nes vis dėlto tai turi tam tikrą energetinę kažkokią reikšmę, kada negalėjo vykti procesas. Kada, negalėjau pasakyti tą, ką turėjau pasakyti. Ar tas jūs kažkaip atskiria? Greičiausiai kažkaip ar ne padalina į tam tikras rolės, į tam tikrą, vadinkim, tu jūs vadini tą kažką aukštesnį už save, ar ne? Čia aš tik tai mąstau, nesu įsitikinus, čia kas per mane buvo. Tai buvo tie dalykai, kada man aiškiai pasako tu. Ir šiandien iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, bet aiškiai sako, kad tai yra tai, ką mes visi vadinsim vienas kitą tu, nes tas tu bus toks nuoširdus ir tyras, tas tikras tu, kada mes vienas kitą galime matyti atvirai, nuoširdžiai ir nėra tas tu, kad aš tavęs nevertinu, negerbiu kažkaip, ne apie tai, kaip tu tą sakai, ar ne? Ir grįžtu prie to vėlgi tam tikro pavyzdžio visuomeniniam gyvenime, kada tas vėlgi mandagumas, tam tikras etiketas, kurį mes esame įpratę lyg irgi natūralu, kas man nebebuvo labai natūralu. Mes pietavome su šeima, turėjome tokius šventinius pietus ir barmenė atnešė vandens stiklinę šalia vaiko ir jį pastatė. Ir tas vaikas, aišku, jis ten čukšti numetė ir jis sudužo. Ir anksčiau aš būčiau greičiausiai puolus tvarkyti, puolus atsiprašinėti, o aš buvau tiesiog pasadinta ir lūpos buvo užčiauptos ir aš net nepajudėjau. Ir aš visą virtinę visų situacijų, variantų, ką aš turėčiau daryti, kodėl aš nedarau, gal čia mano ego, gal čia susireik. Visi tie galimi variantai perskrodė mano visą mąstymą, bet aš taip ir nepajudėjau. Ir aš galvojau, kas vyksta, mano vyras žiūri, visi žiūri, atėjo ta barmenė, aišku, jis susitvarkė, o aš taip ir likau nepajudėjusi. Ir man buvo be galo keista ir nesupratau, kas vyko. Ir tada grįžtant, kai jau grįžau namo, jau truputį atsipalaidavau, priėmiau tą iššūkį, nes buvo tikrai nemalonu sėdėti taip, žinai, kojų užsidėjus, kada tvarko, ką tavo vaikas pridarė, ar ne, nes taip atrodė, ar ne.
Tada man sako, nėra ko atsiprašinėti, jeigu žmogus pats padarė tą situaciją. Nes, barmenas padėjo šalia vaiko stiklinę ir tai jau yra pasiekmė, kas nėra mano atsakomybėje ir nėra nei vaiko atsakomybė, nes jis nebrandus, negali mąstyti, kaip jam elgtis. Tame amžiuje, vadinkim, ar ne. Bet tai buvo tokia, nes mes dažnai atsiprašom už to, ko mes nesam kalti. Tai vėlgi tam tikras, kiek mes pasakom, atsiprašau, atsiprašau ten, nors ne. Ir man nebuvo leista atsiprašyti už to, ko aš nepadariau. Ar tau buvo gyvenime tokių kuriozinių situacijų, smagių gal juokingų situacijų, kada keičia tam tikrą modelį tavo elgsenos netikėtai? Kažkaip tai nieko tokio dabar neprisimenu, bet prisimenu vieną situaciją. Mes su mano šeima, su mano broliais, sesėm ir mama važiuojam į keliones. Ir šiemet tose kelionėse mes, kaip sakau, kaip šeima darom tokius pokalbius. Iš tikrųjų, mūsų yra, mes esam 7. Turit ritualą, tokį jau, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai mums labai, matyt, visiems patinka pašnekėti ir tie pokalbiai būna gana gilus, iš tikrųjų. Ten visko būna ir ašarų, ir nuoskaudų, ir visko, matyt, vis tiek išsišnekam. Ir šiemet mes, kai važiavom į tą kelionę, atsimenu, kad iš šito atsikeliu ir pokalbis jau prasidėjęs, aš dar pramiegojus buvau truputėlį dalį, bet žinau, kad atėjau jau į tą pokalbį, tokį truputėlį įsiaudrinusi. Ir aš sėdžiu ir aš dažniausiai, aišku, aš noriu pasakyti savo nuomonę, o šį kartą sėdžiu ir tyliu ir aš tiesiog klausau, kas vyksta ir ramiai. Po to nes šį kartą buvo mūsų pokalbis toksai, anąsyk žinau, kad buvom tarp vaikų, o šį kartą su mama, kad buvo apie vaikystės nuoskaudas visokias, žodžiu, kad į mamą kaip ir toksai. Tai, o mama man visą laiką mano gyvenime yra, kaip pavyzdys, rodiklis ir tokia, kaip sakau, kelrodė žvaigždė. Tai po to jau žinau, kad vidury pokalbio kažkas sesuo viena sako, Regina, tai pasakyk tu jai viską. Kaip turi būti. Ja, kaip čia taip, žinai. Ir aš sėdžiu galvoju, aš pasakiau, ką aš galvoju ir kaip, bet aš pasakiau visiškai ramiai. Sakyčiau, man buvo toks jausmas, kad net ne aš kalbu, nes pasakiau visiškai ramiai, labai gražiai, su didžiulė pagarba, bet pasakiau tiesą taip, kaip aš galvoju. Taip, man turbūt būdavo, kad aš geriau jau, jeigu ta tiesa nebūtinai labai graži, kaip man atrodo, ne? Arba gali nebūtinai negraži, jinai gali būti graži, bet jinai gali žmogų skaudinti, tai aš geriau jos nesakydavau. O dabar, taip, žinau, kad pasakiau tiesiai šviesiai, taip kaip galvoju, taip kaip matau situaciją. Ir irgi tas toksai, sakyčiau, ta mano, nežinau, drąsa, nedrąsa, bet kažkas tai, kas man leido pasakyti ramiai, be jokios emocijos, be jokio kažkokio tokio. Žinoma, tai ir tyrumas, ir stabilumas greičiausiai, Regina, ar ne? Nes vis tiek turi išlikti tam, nepagauti tos emocijos erdvės, ar ne? Galėjau, kad nors įdomesnio papasakos, bet nežinau. Ne, tai yra labai gera istorija. Dėl ko? Dėl to, kad sunkiausia ir yra su savais. Sunkiausiai, pavyzdžiui, yra pasakyti artimam žmogui, mamai, ypatingai tėvams, ar ne? Nes ten, žinai, vyrui dar kažkaip, dar kažkaip. Bet mama yra tas toks, kaip tu sakai, kelrodė žvaigždė, tas šventas reikalas, kurį tu gerbi, nes nesvarbu, ar yra už ką gerbti, žinai, bet vis tiek tai yra jau vien ta pagarba, nes tu esi čia, ar ne? Ir tai tikrai yra nuoširdu ir tyra ir turi išlikti mumise bet gebėti pasakyti, taip su tuo ramiu tiesą, nors jeigu ir žinai, kad galbūt ir nepatiks ta tiesa, ar ne, bet ta ramybė, tai ir kaip pasibaigė jūsų pokalbis, taip turbūt ir nurimo greičiausiai, ar ne, spėčiau. Taip, po to mama turėjo išsakė, pasivaikščiot, pamastyti. Yra to tokio, kaip sakau, vis tiek tie pokalbiai tokį priverčia susimastyti, kaip iš tikrųjų, truputėlį pakapstyti savyje giliau,
Kaip iš tikrųjų galim į situaciją pažiūrėti. Nu, ne iš tikrųjų, vėl kiekvieno tiesa kitokia, bet Taip. nu, kad galim ir iš kitos pusės Iš pažiūrėti. kitos pusės, jo, nes Taip. visi skirtingai atliepia, ar ne, ir kai kada iš tikrųjų, ir dar ką noriu pasakyti, labai gražus jūsų tas toks ritualas, vadinkim, ar ne, kada tu iš tikrųjų taip nuoširdžiai išsakai, nes tu nepalieki to. Nes labai svarbu, kad tas pokalbis ir užsibaigtų, galbūt pamastymų, kažkokių sprendimų, apsisprendimų prieimimo, ar ne. Ir nes tikrai, tikrai mažai žmonių, bent jau aš apie save ir apie savo dabar taip aplinką apibėgau, galvoju, ar mes taip drąsiai taip jau ir išsakom, ar ne, ypatingai kas liečia praeitį, tai yra, nu, daug galbūt ir įsiskaudinimų ir taip toliau. Taip. Tai iš tikrųjų labai smagu. Taip, Regina, dar turiu tokį, kaip keitėsi tavo kūryba? Kūryba, ne, kaip sakėjai, tu, kuri ten tuos elektrinius dalykus, elektrinius, kaip negražiai. Gražiai, kodėl? Gražiai, ne? Nu, Taip. jo, tai va, šitos dalykus, kuri savo Facebooko erdvę, ir tai yra, nu, ką dar, ar darai dar, nu, tokiam, kaip tu keiteisi toje kūryboje, visoje suvokime, sampratoje, ką gali veikti gyvenime. Apartau, kad viską. Nes tu jau vėlgi, kaip ir pasakėjai, aš bandau dar tik iš to... Gerai, apibendrinta, ne? Apibendrinti, jo. Taip, sakyčiau, labai džiaugiuosi savo darbę pasiektų savo, kaip čia pasakyti, būseną tokią. Kad aš galiu, kaip sakyti, dirbu darbę ir aš dirbu darbę su subtiliu pasauliu kartu. Aš tada dirbu visiškai nepavargdama, visiškai, nu, padarau daug darbų, tokiam, negaliu sakyti, kad visiškai atsipalaidavus, bet vat kažkokioj tokioj būsenoj. Einu į tą būseną ir aš tada dirbu, ne? Tai sakyčiau, čia ta mano kūryba tokia, kur man... O anksčiau buvo visiškai kitaip, ar ne? Tie kiti natūralūs būdai, kokiais mes dardavom. Buvo visko daug, bėgi, lėki ten, o dabar ramiai viskas. Aš galiu savo neskaityti laiškų, nes aš dabar darau kitą darbą, ne? Nu, gali savo leisti, išlikti ramiai ir... Tikrai, tai va šitą labai savo, nu, sakyčiau, savo padėjau su tokiu supratimu, suvokimu, nežinau, ar tai kūryba. Ką dabar, sakyčiau, pradėjau kurti, tai turbūt Facebooko tą grupę savo žiūrim. Nu, vedu meditacijas ir pradėjau rašyti postus tokius, šiokius tokius, vat, nu, pamastymus tiesiog, nes jaučiu, kad jau turiu tos savyje, nežinau, informacijos jausmo, kurį galiu perduoti ir kurį galiu skleisti tolyn. Tai sakyčiau, daugiausia ta kūryba turbūt yra ta tokia, nu, paprasta akimi nematoma, bet jinai yra vat, tas aplinkos kūrimas. Pavyzdžiui, aš galvoju, mano draugų kompanija, ne? Mano draugių visa, turbūt prieš kelis metus mes, nu, nebuvo man su kuo pakalbėti apie šitus savo reikalus, o dabar beveik su visom galiu apie tai pakalbėti. Tai sakyčiau, tai irgi yra, nu, kūryba, kurti santykį su žmonėmis ir kurti va taip tiesiai šviesiai, taip kaip aš dabar suprantu, taip kaip aš dabar matau. Ne apie kažkokią ten buitį, bet jau apie tos dalykus, kurie ir man įdomus ir galiu apie tai pasišnekėti. Tai yra labai svarbu į žmonės skleisti tą ramybę, tą džiaugsmą gyvenimo, pilnatvę. Gal netgi vasarą su draugė padarėm stovyklą moterim. Ir man tai buvo taip visiškai netikėta, aš galiu vesti stovyklą, kosmosas kažkoks. Bet vaikiams ir dabar iki šiol mes bendravom tam visam moterų rate ir tai yra tokia graži visų, matyti visas moteris augančias, besiskleidžiančias, nu, tai yra kažkoks stebuklas, tai yra, nu, gyvenimo džiaugsmas didysis. Iš tikrųjų, kaip smagu, kaip sakai, matyti kitų kūrybą. Iš tikrųjų, nes
Vienas pats visko nesukursi, kaip bebūtų, ar ne? O kada tu gebi dar džiaugtis ir kitais, tai yra be galo svarbu, nes taip tu vėlgi gali, bent jau mane tai ir motyvuoja, kai kada, tarkim, jeigu aš kažko galbūt ar priejau kažkokią ribą, kurios nekuriu, dar kažkaip norisi atsitraukti, bet jeigu matau, kad kažkas vyksta erdvėj, tai tarsi susikuria tas magnetizmas, ar ne, ir kuris pritraukia tave į tą kūrybą ir tada tu gali permastyti, pasidalinti, tada jau tu vėl gali įsitraukti į tą gyvenimą, todėl iš tikrųjų tas. Dar galvoju dabar su tuo gydymu mūsų, kaip mes gydomų grupelė vis kažką tai ir galvoju, kaip įdomu iš tikrųjų. Niekur mes nesiskelbėm, nieko mes per daug neafišuojam, bet kažkaip tai atsiranda jau tikrai nemažai žmonių, kuriem to reikia, kuriem reikia to. Prašosi, ar ne, kad reikia pagalbos. Ir kiekvieną kartą vis savyje galvoju, ar aš jau tikrai galiu, ar aš jau tikrai, jeigu pas mane prašosi, reiškia, aš jau galiu. Neprašyti. Tai yra irgi, sakyčiau, čia yra turbūt savęs kūryba, kad tu peržengi per kažkokį laiptelį, tuo pačiu tu jau gali duoti kažką tai žmonėms, ne? Nes jau jie tai jeigu prašo, reiškia, tu jau gali. Nes, sakyčiau, jeigu kol negali, turbūt neprašo, taip savo galvoju. Taip, iš tikrųjų. Labai įdomu stebėti tuos vidinius tokius procesus, kur atsiranda aiškesnis suvokimas, kas vyksta, kodėl vyksta, kaip vyksta. Tu jau gali sugeneruoti kažkokias tai, nežinau, net, kaip, tarkim, aš meditacijose matau vaizdus, ne? Ir anksčiau aš matydavau vaizdus, bet aš negaliu jų interpretuoti. O dabar aš jau galiu juos interpretuoti, galiu suvokti, galiu suprasti, ką man nori tuo pasakyti. Tai, man atrodo, vis dėlto pirmiausia, gal pradėti reikia nuo savęs kūrybos, va tokios, sukurti save, kaip, aišku, tai gal irgi nuolat kintantis dalykas, bet man dabar šiuo metu šita vieta yra labai, labai įdomi, labai, labai mane traukianti. Nes įdomu, kas gali būti, aš kažkada irgi dar tai pamačiau, kas gali būti įdomiau, kaip kurti save. Taip. Arba pažinti save, kaip mes galim čia įvardinti, arba pažinti savo gyvenimą, ar ne? Kas gali būti dar įdomiau negu tai, ar ne? Nes iš tikrųjų, pažindami save mes pažįstam kitus, mes kitose vėlgi nepastebėsim tam tikrų savybių ir to naujumo galbūt negalėsim užfiksuoti ar kūrybos, jeigu tu pats nekuri. Tai vėlgi tas sąskambis. Ir lygiai taip pat, kaip gali kitus pažinti, bet ir save gali pažinti tik per kitus. Vėlgi, tas labai įdomu. Reikia tų įvykių, kad, kaip mes ir pradžioje kalbėjom, ar ne, tų situacijų, per kurias galėtumėm tai patirti, o tos situacijos kartais jos susidaro ir pačios, bet kartais turime ir inicijuoti patys tą situaciją, ne, kažkaip paskelbti, pasidalinti, sukurti kažkokias erdves ir tas pirmas žingsnis vis tiek yra mūsų pačių tas toks, ar ne? Tikrai. Aš galvoju, kaip sakai, pasidalinti ir sukurti, kada čia praeitą savaitę savo asmeniniam Facebooko paskyroje pasidalinau apie tai, ką aš darau. Nors žinojau jau prieš tai kurį laiką, kad aš tą padarysiu, bet aš tik tai po kelių dienų suvokiau, ką aš padariau. Gal ką aš tas geriausias yra. Tada toks, kad tada protas suvokia, kad viskas, dabar jau visi žino ir nebėra kur slėptis. Bet pradėjau galvoti, kaip čia kas, nes man tai, aš tai gavau tik tai palaikymą iš to, nes tie žmonės, kurie galbūt, vis tiek dažniausiai dėl ko neeinama, ne į tą viešumą su šitais dalykais, dėl to, kad nesinori aiškinti kažkam kažko, tai nesinori, o yra vis tiek žmonių, kurie nesupranta, apie ką tu čia kalbi, kas čia vyksta, kas tas subtilus pasaulis, ne? Tai nesinori to tokio, lyg ir jautiesi dar nepakankamai stiprus, kad jeigu tave kažkas taip paklaus, ką tu pasakysi, ne? Ir dabar supratau, kad šį kartą, kai aš išėjau, kaip sakau, į viešumą su savimi, tai supratau, kad didžiausia turbūt tą nepatogumo dozę turės vis dėlto priimti mano vyras.
Nes suprantu, kad manęs paklausti tiesiai, kai kurie žmonės, tie, kurie norėtų paklausti, neišdrįs. O mano vyro jaučiu, kad Ai, vyro paklaus. paklaus, kaip čia su ta Regina dabar yra? Ar jau Geras. viskas yra gerai? Kaip Taip, jūs? tai vat, tai Bet toksai, kadangi vyras laimingas, jūsų santykiai yra darnus ir gražus, kaip sakai, nors, kaip sakau, gyvenimas ir vyksta, ar ne? Tai aš manau, kad jis turės žodžių, ką laikys, pasakyti. ne? Taip, labai Tai jeigu tikiuosi, kad santykiai yra geri, taip, jeigu žmona jaučiasi laiminga, jeigu gausa yra, viskas tik ko dar norėtų ko dar negyventi. norėti? Prigalvot mes galim, bet ko dar norėti, ar ne? Ir aš net Bet neabejoju. dažnai tai būna, kad nu, žmonės dažniausiai viską turi, ko jiem reikia. Viską turi iš tikrųjų. Bet jie vis tiek kažko dar būna nelaimingi. Viduj neturi. Taip, Ką tu, Regina, sakai, kad viduje yra pilnatvė. Tai vadinasi viskas. Jau, tas toks paieškų. Žinių visada jų reikės, kažkokių patyrimų, patirčių, viskas yra tvarkoj. Bet būsena, jeigu vidinė yra pilna, tai tu nieko nebeieškai. tai čia, sakyčiau, ta svarbiausia dalis visgi. Tikrai taip. Mhm. Nu, ką tu ir kelis kart akcentavai, Taip, kad vis dėlto viskas prasideda nuo savęs ir iš tikrųjų nuo savęs suvokimo, nuo požiūrio į save ir kaip sakai, vis dažniausiai lipam per save, per save. per Taip, save. Ir ta būsena labai gerai aš ją pažįstu, kada aš tiesiog atrodo, padarai tu kažką, pasako, čia reikia pasidalinai, net nesuki galvos, nei ką pasidalinai, nei kur, tarsi viskas taip, žinai, kaip kokiam, žinai, kaip atrodo būtų kažkas su migla užpūtę tam baimėm. Taip, tiems apribojimams ta migla turiu omeny, taip. žinai. Ir tu čiūčiu padarai ir paskui po dienos, o jergu, man tai būdavo po tiesioginių dažniausiai transliacijų, aš, pavyzdžiui, tiesioginę transliaciją tą valandą prakalbiu taip gerai, nuoširdžiai, tyrai, viskas labai puikiai gaunasi ir žinau jau kelintą valandą, netgi jau buvau atsekus pareis tas impulsas, tai apie 1-2 valandą pareidavo tas. Ir aš jau taip sėdžiu, o jergu, galvoju, kam reikėjo ir tą sakyti, ar čia ir tą reikėjo, o kam apie tai, ką pakalbėjau. Tai va tas parėjo. Ir kada jau kelis kart jau užčiopėjau, tada pati pasijuokiu, ir gerai, tu čia paburbuliuok ir tau praeis, žinai. Jau viskas padaryta, žinai. Tai tas yra, bet tai yra pats toks. Tai yra ženklas, kad mes dirbam su subtiliuoju pasauliu ir kad kūrėjas, mokytojai taip padaro viską gražiai, kad tu perliptum. Ir kai kada žmogus, kada bijo, tarkim, vis tiek sukurs tas situacijas, kad tu peržengsi, žinai. Ir tos yra, tokios smagios situacijos, kada tu paskui, my God, galvoji, kas čia dabar. Ir po to, o jau dar po to galvoju, kaip gerai, kad aš tai padariau, ne? Jo, ir po to, nebereikės dar kartą apie tai daryti. Nes vis tiek ko nepadarė ir kas buvo svarbu virsmui, nes vėlgi kalbam apie tai, kad ir, kaip Regina akcentuoja, kad nuo savęs ir dėl savęs, bet ir dėl kitų. Kai kada, nes tu turi galbūt kitam irgi pasakyti, kad jam atlieptų, kad jis permastytų, o kaip jisai išgirs, jeigu tu čia nekalbi, kaip jam sužinoti, apie ką tu mastai, kaip jam sužinoti, apie ką jam reikia galvoti. Ir mes esam visi, kad ir skirtingi ir unikalūs, ir visi turim savo savybės tam tikras, bet mes vis tiek tam tikrame lygmenyje visumos erdvėje esam vienodi, visi vienodi. Suvokinėjame skirtingus dalykus ir skirtingais principais, bet vis tiek tai yra, mes turime tą patį fizinį gyvenimą, tą pačią fizinį pasaulį, tos pačius santykius kuriame, ar ne? Tai iš tikrųjų daug ir tų panašumų ir dėl to yra be galo svarbu tai dalintis ir daryti, nes jeigu tau bent tai nesvarbu, tai daryk dėl kitų, tai irgi bus gerai, nes vis tiek perlipsi per savo, paskui susivoksi, kodėl tai reikėjo padaryti. Iš tikrųjų, tie padarimai tokie, jie taip išlaisvina, jie taip suteikia tiek jėgų, tai tikrai verta ne tik dėl kitų, bet ir dėl savęs, tai yra kažkoks tai tikrai labai geras dalykas. Nes iš tikrųjų tik esam, tik būnant čia, Regina, mes ir galim daryti, veikti. Daryti, ar ne? Jeigu mes nebūdami čia, mes galim daug strateguoti mūsų kosminis sąmonės, ar ne? Sutelkti, dar kažką veikti, bet tai nebus tas veiksmas, tai nėra veiksmas materijai. Tik žmogus gali veikti ir be jo čia niekas nesusikurs taip pat.
ar ne? Tai va, tai turiu paskutinį tradicinį klausimą, bet netradicinį. Turiu tradiciškai paskutinį klausimą, Taip. bet jis nebus toks pat. Tai norėjau paklausti, kas tave, Regina, motyvuoja? Vat siekti savęs pažinimo, kurti save naują. Iš tikrųjų labai nustebau, kaip tu gražiai pasakyti, kurti save naują, nes ir pasibraukiau tą sakinį, kurti save naują. Kas tave motyvuoja? Nu, Gal tu turbūt galėtum ir kitam Mhm. pasidalinti, kad kitas atras tą motyvacijos instrumentą. Aišku, disciplinas, savidis, visi tie Mhm. instrumentai, kaip tą pasiekti, jie Taip. yra. Bet kas tave motyvuoja? Nu, vat vis eiti, Visą ką, taip, sakyčiau, vis em, jėgų. Tą. mane motyvuoja turbūt mano tas vidinis jausmas, mano vidinė ta, kaip sakau, kiekvieną kartą, kai padarai ką nors tokio, nu, vat, kas nelabai patogu, aš jau kiekvieną kartą gauni apdovanojimą. Nu, tikrai. Mhm. Toksai, tai yra, tapsi ne fizinis apdovanojimas, bet tai dažniausiai yra, nu, toksai geras jausmas, tokia tavo vidinė laisvė, pasitikėjimas. Ir tai yra, nu, tai yra tai yra didžiausias gyvenimo turtas Tai yra iš tikrųjų. vertingiausia, ar ne tau? Vertingiausi dalykai, taip. Tai vat, kas mane motyvuoja, tarkim, siekti savo kažkokių tai aukštumų, ne aukštumų, vis save naujinti, ne, kurti iš Taip. naujo. Tai turbūt tas jausmas, kad žinau, kad bus dar geriau, bus dar ne tai, kad net geriau tas netinka, nu, tiesiog bus kažkas tai tokio stebuklingo, tai turbūt gal yra Naujo. smalsumas. Gal Taip, naujo bus, ar ne? gal Galbūt. smalsumas, ane, gal Mhm. smalsumas, o kaip bus dar, o kaip būti dar gali. Nes atrodo, kad jau vienu atrodo, jau viskas, jau čia tiek visko žinau, dabar jau ramu. Ne, toj pat vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir toksai. Ir galvoju, tai kur dar, ir po to ir dar čia, ir dar ten, ir dar viskas. Ir sakyčiau, vis dėlto didžiausias motyvacija tai yra ta vidinis jausmas. Mhm. Tas, kai tave vidus pačią veda, ar ne? Tai aišku, yra labai, tarkim, smagu gauti kažkokį, tai jeigu darai kažkokį veiksmą, kuris išeina į išorę, ne, nu, va, nežinau, meditacija, Mhm. vedi Taip. kažką, taip, yra labai nu, gera gauti tą feedbacką, ne, kad kas nors atliepia, kad kam nors tiko, patiko, kad tai va irgi. Bet vis tiek pagrindinis tai yra tas vidinis jausmas, vidinė laisvė, vidinis pasitikėjimas viskuo, kas vyksta, vidinis savim pasitikėjimas. Aš labai ilgai, man atrodo, gal ir savim pasitikiu, kad pas mane viskas čia gerai, kol supratau, ką tai reiškia savimi pasitikėti. Ką tai iš tikrųjų reiškia? Reiškia, taip, tai yra nu, visiškai kitoks jausmas ir tas jausmas yra labai, labai geras. Tai Mhm. turbūt tas vidinė laisvė mane labai traukia ir labai motyvuoja mane eiti dar toliau, pažinti, suvokti. Nežinau, kas tai yra. Tai yra, bet kaip kažkur labai gražiai girdėjau, kad tai yra už mūsų minties, už mūsų suvokimo netgi ribos, net kažkas, kas nežinomas, va tave stumia į priekį eiti. Nesgi atrodo, kad patys nesugalvotume taip. Man tikrai atrodo kartais, kad aš pati tai taip nesugalvočiau, bet va kažkas tai stumia eiti, taip daryti, padaryti, galvoti, mąstyti, toliau, nežinau, patirti. Ne? Mhm. Mhm. Tau bekalbant, dar toks atėjo mintis, kad tai yra prasmė. Kuriasi prasmė. Taip, Visa ko prasmė tada kuriasi. Ir ji yra neišsenkanti, kaip sakai, už minties ir jausmo, nes tai yra kažkas didesnio, negu mes sugebam sudėti, užčiuopti, apmatuoti, į kažkaip įforminti, įžodinti, įforminti. Jo, tai yra tarsi ta prasmė, kodėl mes ir esam čia greičiausiai. Turbūt, kad taip. Tai yra Ir kada mūsų. kūrėjas ten aukštai kuria ir kaip sakė, nu, nebūtinai aukštai, dabar sakiau, taip aukštai, nebūtinai aukštai, mūsų širdise, mūsų mumise jisai yra. Ir kada jis judina, tai ir kaip sakant, ir judam, ir judam. Taip, tikrai. Aha, nu ką, gerai, Regina, ačiū tau už pokalbį, nuoširdų, gražų ir labai, labai tavo graži savybė, tavie yra gebėti apibūdinti savo tos subtiliuosius pojūčius. Aš tikiuosi, žiūrovai, klausytojai pajaus, ne tik išgirs tave, nes einanti ta tokia subtili ir sakrali
visa ta būsena, jinai be galo yra ryški ir graži, švytinti iš tavęs ir einanti į kitus. Tai aš tikiuosi, kad pavyks mums per tą perteikti. Aš jutau, aš mačiau, man buvo gera. Tikiuosi ir kitiems bus taip pat gera klausytis. Tai ačiū tau, ačiū visiems. Ačiū tau labai. Ačiū visiems, kurie klausė ir klausys. Ačiū tau. Iki tada. Iki. Iki.